Esame Kuršių nerijoje, tiksliau šiaurinėje Nerijos dalyje, ties Baltijos jūros pietrytine pakrante. Ir turbūt ne visi lietuviai žino, kad šią pakrantę ėjo svarbus kelias europiniu mastu. 17–18 amžiuje šis kelias buvo vadinamas Rusijos valstybės pašto keliu. Ir tai buvo tikrai labai svarbus traktas, svarbi arterija susisiekimui tarp rytų ir vakarų. Žiūrint iš istorinės perspektyvos, šis kelias buvo svarbus ne vien dėl to, kad mes šiandien galim pasigirti, kad per šią pakrantę ėjo susirašinėjimas iš vienos Europos dalies į kitą, ar siuntų gabenimai, taip pat ir keleivių gabenimai, bet kartu čia ir kūrėsi tam tikra infrastruktūra, iš kurios gimė ir Kuršių nerijos miesteliai, žvejų kaimeliai. Pašto kelio temą išpopuliarino Klaipėdos universiteto mokslininkė, docentė daktarė Nijolė Strakauskaitė, kuri lietuviškoje istoriografijoje įdėjo tikrai didelį indėlį ir mes šiandieną apie pašto kelią galime kalbėti ne tik kaip apie tarptautinį kelią, bet apie apskritai Neriją kaip tam tikrą mikroregioną, kuris iš dalies darė įtaką ir europiniu mastu. Visgi Kuršių nerija iki 17 amžiaus vidurio pašto kelio atsiradimo nebuvo kažkokia tai terra incognito. Šita vietovė buvo žinoma ir kitų pavadinimų. Tai Vokiečių ordino laikais šaltiniuose užfiksuotas karo kelio pavadinimas. Tai dėl to, kad šiuo keliu keliaudavo tiek lietuviai, tiek kuršiai į prūsų žemes ir priešinga kryptimi. Nuo 13–14 amžiaus Vokiečių ordinas pasisavindamas teritorijas, kaip jam buvo įprasta, jisai pradėjo statyti pilis, kurios tarnavo taip pat kaip ir tokie tam tikri sustojimo punktai. Ir tos pilis, čia galime paminėti Kuršių nerijoje Naujakimio ir Rasytės pilį, tame pačiame kontekste ir Klaipėdos pilį bei Ventės pilį, kur dalyvavo toje struktūroje, bet tai nebuvo kažkoks atsitiktinis vietos pasirinkimas. Teigiama, kad raitelis turėjo per vieną dieną nuo vienos pilies nukakti į kitą. Būtent tokiu atstumu jos viena nuo kitos buvo statomos. Tačiau baigiantis lietuvių ir ordino konfliktams, pasirašius Melno taikos sutartį 1422 metais, pilių struktūra netenka prasmės, bet kelias ėjęs per Kuršių neriją tos reikšmės tikrai nepraranda, o jo įtaka dar labiau auga. Be karo kelio, kranto kelio, pašto kelio, šitas kelias turi ir kitą pavadinimą. Jį taip pat istoriografijoje mes galime matyti kaip pasitraukimo kelią, nes būtent Antro pasaulinio karo pabaigoje šiuo keliu traukėsi gyventojai iš Klaipėdos Mėmelio į Vokietiją. Pašto kelias savo reikšmę Kuršių nerijoje įgauna 17 amžiaus viduryje, tačiau tas pašto kelio tinklas apskritai tuo europiniu mastu pradeda formuotis Livonijoje. Ir būtent reguliarus paštas pradedamas kursuoti iš vieno Livonijos miesto į kitą, taip pat iš Rygos į Stokholmą arba Turku miestą, kuris buvo tuo metu Švedijos administracinis centras, o Ryga buvo Švedijos priklausomybėje. Tad Ryga parodo iniciatyvą, kad vis dėlto reikia kelio atšakos iki Gdansko ir Karaliaučiaus. Bet šitą iniciatyvą perima Brandenburgo kurfiurstas ir būtent 17 amžiaus jau 5 dešimtmetyje per Kuršių neriją pradeda kursuoti būtent tas reguliarus paštas iš Rygos per Kuršių neriją į Gdanską.
Vėliau, kas kelis metus, tas kelias pradedamas plėsti, atsiranda atšaka iš Karaliaučiaus į Varšuvą, dar po metų ir atkarpa nuo Karaliaučiaus iki Berlyno ir nuo Berlyno vėliau iki Amsterdamo. 17 amžiaus 70-metyje kelias plečiasi ir į rytus, taip ta atkarpa keliauja iki Maskvos, o vėliau jau 18 amžiaus 2-metyje ir iki Sankt Peterburgo. Tai vadinasi, per jau 18 amžių mes matome, kad tas pašto kelias, jisai iš tiesų yra europinio masto ir ta atkarpa ėjusi per Kuršių neriją yra taip pat labai svarbi. Tai yra susisiekimo atkarpa tarp vakarų Europos ir rytų Europos. 18 amžiuje tai yra jau tarptautinio masto pašto kelias su savo smuklėmis, su savo infrastruktūra, su savo keliautojais. Ir tas faktas buvo labai svarbus apskritai Kuršių nerijos infrastruktūros vystymuisi ir plėtrai. Kyla klausimas, kodėl pašto kelio atkarpa ėjo per Kuršių neriją, o ne, pavyzdžiui, kitų marių krantų. Bet čia, tokio vieno kaip ir atsakymo nėra, bet greičiausiai dėl to, kad iki 17 amžiaus vis dėlto Nemuno delta buvo pelkėta vieta ir ten keliauti buvo galima turbūt patogiai tik tai žiemą. Kita vertus, tai buvo pats trumpiausias susisiekimo kelias. Visgi pašto kelias, kuris ėjo per Kuršių neriją 17-18 amžiuje, nebuvo kelias, kaip mes šiandieną suvokiame. Nėjo tas kelias per mišką, kaip dabar, kad yra vis dėlto tai net ir nebuvo to miško, buvo vien tik tais smėlis ir kopos kelių dešimčių metrų aukščio, tad keliauti tikrai kopomis būtų buvę labai sunku. Tad šitas kelias ėjo tiesiog jūros pakrantę ir pusiau tokių kaip ir vandens kelių ir vienas karietos ratas visada būdavo vandenyje. Keliautojų tikrai gamta ir šitas kelias tikrai nelepindavo. Iš keliautojų prisiminimų mes tikrai galime susidaryti pakankamai gerą vaizdą, o kaipgi keliautojai jautėsi. Rusų keliautojas savo prisiminimuose rašo, kad apskritai kelias buvo klaikus ir jį tikrai išgąsdino vienas epizodas, kaip važiavo šituo keliu ir įklimpo su visais arkliais į klampų smėlį ir net reikėjo 6 vyrų ir 3 valandų, kad tos arklius ir vežimą ištraukti. Kitas keliautojas pažymi, kad dėl bangų mūšos ir to tokio griaudesio nebuvo įmanoma net apskritai susikalbėti ir ką jau kalbėti net apie tai, kad net ir minčių savo nebuvo galima girdėti. Taip, kad tos sąlygos keliauti šituo keliu tikrai buvo vertos iššūkio. Šitas kelias buvo aktualus iki 1833 metų. Būtent tuo metu nuvedamas naujas kelias, kuris ėjo nuo Karaliaučiaus per Tilžę ir Tauragę į Sankt Peterburgą. Tad šitas kelias iš tarptautinio virto lokalios reikšmės keliu. O jau tas naujas kelias, kuriuo mes ir šiandien po pagrindu keliaujame, Kuršių nerijoje jis pradėtas tiesti buvo tik 20 amžiaus pradžioje. Vokiečių valdymo laikais 14-15 amžiuje, augant komunikacijos intensyvumui tarp Marienburgo ir Rygos, Kuršių nerijoje kūrėsi tam tikros sustojimo vietos, kurios turi didelės ekonominės, kultūrinės ir socialinės reikšmės apskritai Kuršių nerijos vystymuisi. Tai tų smuklių kūrimasi iš dalies įtakoja ir 15 amžiaus pirmojoje pusėje vykęs migracijos procesas iš Kuršo į Klaipėdos apylinkės, taip pat ir Kuršių neriją, Pamarį, Sembos pusiasalį. Ir be jokios abejonės prie tų smuklių kūrėsi ir gyvenvietės, kuriuose kūrėsi ir žmonių gyvenimai.
Taigi Nidos gyvenvietė, kaip ir įprasta Kuršių nerijoje, yra minima istoriniuose šaltiniuose, kuriuose taip pat pateikiama privilegija būtent smukliai veikti. Ir smuklių privilegijos teikimo kontekste dažniausiai tos gyvenvietės ir būdavo pirmą kartą paminimos. Nida šiame kontekste minima jau 1437 metais. 17 amžiaus antrojoje pusėje smuklės atlieka ir kitą funkciją, jos patampa pašto stotimis. Ir 1745 metais Nidos smuklė pavirsta pašto stotimi. Kuršių nerijoje be Nidos taip pat veikia ir kitos pašto stotys, įsikūrusios anksčiau ar vėliau. Galima vardinti Lotmiškio, taip pat Kunsų, Pilkopos, Juodkrantės bei Smiltynės. Pašto stotis atliko ir prekybinę ūkinę funkciją, juose buvo galima įsigyti ir vyno, ir alaus. Ir viename iš šaltinių turime kopiją dokumento, kuriame Nidos pašto stoties smuklės savininkas Davidas Gottliebas Kuvertas pateikė prašymą pratęsti alaus ir brandvaino gamybos licenciją. Kuršių nerijos pašto stotyse buvo galima gauti ir nakvynę. Tiesa, ta nakvynė nebūtinai buvo labai patogi. Kaip matome iš ikonografinių šaltinių, tai 18 amžiuje pašto stotyse buvo galima gauti nakvynę ir ant grindų ir turbūt tik tokie turtingesni keliautojai gaudavo lovą. Iš keliautojų prisiminimų galime susidaryti įspūdį tokį, kad Kuršių nerijos pašto stotyse ir maistas nebuvo labai idealus. Teigiama, kad buvo galima gauti nebent vandens ir duonos, o kalbant apie kažkokius kitus produktus, tai tikrai tas meniu ir racionas buvo pakankamai skurdus. Bet apskritai Kuršių nerijos racionas buvo minimalus, toks vienpusis maitinimasis, nes buvo galima gauti nebent žuvų, bet kitų produktų iš tikrųjų buvo Kuršių nerijoje didžiulis trūkumas. Pašto stotyse taip pat ir vietiniai gyventojai rasdavo savo nišą. Jie mėgdavo ateiti į pašto stotis, apsikeisti naujienomis, pabendrauti, pasidalinti kažkokiais įspūdžiais. Ir taip pat keliautojai apie Kuršių nerijos gyventojus susidarydavo atitinkamą įvaizdį, požiūrį. Tai vienas keliautojas keliavęs per Juodkrantę ir sustojęs būtent Juodkrantės smuklėje pabrėžė, kad Kuršių nerijos gyventojai iš tiesų buvo ganėtinai nedraugiški žmonės ir turbūt patys nedraugiškiausi, kokius apskritai jam yra tekę sutikti. Bet iš tiesų tą turbūt Kuršių nerijos gyventojų charakterį formavo ir gyvenimo būdas, ir pati gamta. Ir tai nereikėtų stebėtis to tokio bendravimo atšiaurumu. Tikslesnį vaizdą, kaip ėjo pašto kelias Kuršių nerija, galime susidaryti iš Šrioterio 18-19 amžiaus sandūros žemėlapio. Ir mes matome, kad kelias, jeigu žiūrint iš pietų pusės, ėjo per Šarkuvos mišką, toliau iki pat Kunsų jis ėjo Pamarių ir nuo Krasytės iki pat Smiltynės ėjo jūros pakrantę su atšakomis į Nidą ir į Juodkrantę. Paštas kursavo 2 kartus per savaitę per Kuršių neriją. Buvo nevalia vėluoti, buvo įvestos netgi tokios specialios kortelės, kuriuose turėjo pašto vežikai atsižymėti, kad laiku tiesiog pristatytų tą siuntą. Pašto savininkams taip pat buvo keliami reikalavimai, jie turėjo būti išsilavinę žmonės, mokėti keletą kalbų, kad galėtų tiesiog susikalbėti su keliautojais ar kitais pašto tarnybos atstovais.
svarbus atributas buvo pašto ragas. Kiekvieną kartą atvykus paštui į pašto stotį būdavo duodamas signalas, taip pat ir išvykus. Ir dabar mes žinome šitą ragą kaip apskritai tarptautinį pašto simbolį, taip pat jisai yra vaizduojamas ir Lietuvos pašto emblemoje. Svarbi pašto kelio istorijos figūra buvo toks Fricas Friozė. Jisai buvo ir žvejys, bet kartu atliko labai svarbią paštui funkciją. Jis kaip pašto viršininkas su savo mažu kurėnu priplaukdavo prie garlaivio ir paimdavo ne tik korespondenciją, bet ir keleivius. Dailininkų kolonijos atstovai taip pat prisimena, kaip jie, nesvarbu kokios bangos bebūdavo, bet galėdavo pakankamai saugiai iššokti į Friozės stiprias rankas. Ir Friozė jis labai išgarsėjo po vieno incidento, kada su savo kurėnu atsitrenkė į garlaivį ir aiškinantis tos istorijos aplinkybės, to nutikimo aplinkybės, Friozė ištarė savo tokią garsiąją frazę, kad paštas niekada neklysta. Ta sparnuota frazė, ji neilgai trukus patapo netgi ir tokių komercinių reikalų, buvo su Friozės paveikslu, su Friozės figūra ir ta sparnuota fraze leidžiami atvirukai ir sėkmingai pardavinėjami. Per Kuršių neriją karališkoji pora vyko ne vieną kartą. Pirmoji jų kelionė buvo užfiksuota 1802 metais birželio 7-8 dienomis, bet labiausiai įsiminė karališkosios poros kelionė per Kuršių neriją 1807 metais sausio 7-8 dienomis, kai karališkoji pora apsistojo būtent Nidos pašto stotyje. Visi karališkosios šeimos gerbėjai tą faktą žinojo ir net ir išnaudojo. Vienas iš viešbučių, kur manoma ir stovėjo senasis Nidos paštas, buvo pavadintas karalienės Luizės vardu. Labai gaila, kad ta tradicija vadinti karalienės Luizės vardu tą pastatą iki šiol neišliko, bet taip Kuršių nerijoje dėja yra atsitikę ir su kitais faktais, kurių mes dėja arba nebeprisimename, arba nežinome.